Alio, labas vakaras. Palaukiam dar keletą žmonių besirenkančių čia į šią vakaronę, Tauragėje, bendruomenės namuose. Sakė, nėra vietos, kur pastatyti, matot, Tauragėje net parkingų neužtenka jau. Manau, kad galima už Tauragės pastatyti ir ateiti iki čia. Taurė iš Tauragės, čia vaitukai yra mūsų seni velniukai. Tiek palauksim, da porą minučių pradėsim tada. Tai manau, gal netempkime į naktį, kas suspės, tas prisijungs. Jeigu ne, tai visų pirma tariu visiems labas vakaras, tauragiškiai. Džiugu, kad šį vakarą ketvirtadienį susirinkote čia ir pakalbinti savo vietinę žvaigždę, kuri tikrai stebina ne tik tai Lietuvą, bet ir visą pasaulį. Tai turbūt jo pristatyti jums nereikia. Rokas Baciuška. Labas vakaras, turbūt daugiau žiūrinčių tenais yra, nes laivas turbūt kas patingėjo, kas nenorėjo gal patogiau namuose pasižiūrėti, tai manau, kad daug kas žiūrės, tai kas čia atvyko, tai ačiū. Turėsim gerą pokalbį, valandos pokalbiukas, pakalbėsim, kokių klausimų bus, tai manau, kad pradedam gerą gaidelę, kaip sakoma. Tai 2024 metų Dakaro ralis turbūt tie, kas sekėte ir girdėjote ir žinote, tai vyko jau 5. kartą Saudo Arabijos mėlynuose. Galbūt daugumai jau truputėlį ir pabodo ta Saudo Arabija, nes praktiškai niekas nesikeičia, galbūt tik tai pačios varžybos sunkėja, ne Rokai? Aš paprašyčiau šiek tiek muzikėlę, jeigu galim visai patilinti. O, dabar tai jau gerai. Tai viskas. Pamiršau klausimą, pakartokit, tai pradedam iš naujo, nes muzika labai išblaškė. 1, 2, 3 važiuojam. Taigi, 24 metų Dakaro ralis, Saudo Arabijos mėlynai ir pats Dakaras turbūt ne iš lengviausių buvo. Ne, kiek mane matė, tai buvo mano sunkiausias Dakaras. Pirmas buvo gal lengviausias, nes pirmą kartą dalyvavau Dakare, tai visas emocijos, viskas, pirmą kartą mačiau viską, dykumas, akmenynus. O jau kai 3. kartą važiuoja, tai žinai, ko laukia ir dar šiais metais organizatoriai pasakė, kad bus tikrai sudėtingas ir nei vieno vairuotojo dalyvio nesakė, kad lengvas Dakaras. Tai vad, kad suprastumėte, kiek tai yra sudėtinga, tai pirmiausiai reikia pajausti ir suprasti, ką išgyvena patys sportininkai važiuodami su bagiu. Ir Rokas kaip tik dabar turi puikią progą tą padaryti. Roko Baciuškos Driving Experience nuotykis su bagiu, kurį galima beje šiandien ir laimėti. Tai vienintelis dalykas, ką jums reikia padaryti, tai fotografuoti šiandienos vakaronę, kelti pas save Facebook'e arba Instagram'e istorijus, taginti Roką Baciušką ir mes šio renginio pabaigoje išrinksime vieną žmogų, kuriam atiteks ši puikia dovana, pasivažinėjimas su pačiu Roku Baciuška. Tai pajausite, ką reiškia sėdėti motobagio viduje, ką reiškia pajausti apkrovas, ką reiškia, kaip motobagis kyla į orą po tramplino ir sėkmingai leidžiasi. Ir smagiai praleisti laiką asmeniškai su savo Roku Baciuška. Tai yra žvaigždės valanda, kuri tikrai yra skirta jums, tai būkite aktyvūs, fotografuokite, kelkite pas save į Instagramą ir taginkite Roką Baciušką, o renginio pabaigoje galbūt tai būsite jūs, kuriam atiteks šis puikus prizas. Na, bet kalbant apie 2024 metų Dakaro ralį, tai turbūt pirmas smagus dalykas, kuris buvo tau turbūt ir pačiam po eilės jau Dakaro ralių, ne tai, kad laimėti ir iškovoti prizinę vietą, bet aš manau iš žmogiškos pusės, kad galėjai ramiai atšvęsti Kalėdas ir naujus metus namuose, nes pirmi metai, kada Dakaro ralis nestartuoja per naujus metus.
Jo, tai čia visiems buvo, manau, smagus laikas praleidimas per tiek metų, kas dalyvavo gal daugiau Dakaro, tai sakė, per 8-9 metus, tai pagaliau galima švęsti Kalėdas ir naujus metus. Bet ar man anksčiau, ar vėliau tie nauji metai, ar pabuvimas vis tiek negali per daug atsipalaiduoti, nes varžybos bet vis tiek smagu praleisti laiką per Kalėdas ir per naujus metus ir palydėti senus metus ir palinkėti visiems naujus metus, kad visi gerai atšvęstų ir būtų geresni metai. Ir iš karto po naujų sausio 2 ir skridom. Tai jo, smagu iš tikrųjų. Gal ir bus dabar dažniau, kad taip bus. Manau, kad nepadarys anksčiau tą Dakarą. Aš manau logiška, nes toks laikas yra vis tiek, galbūt per Kalėdas daryti Dakaro ralį irgi nesąmonė, o per naujus irgi, kai pusė pasaulio švenčia naujus, o sėdėti Saudo Arabijoje, kur nei šampano išausi, nei ten kažko rimčiau ar linksmiau praleisti ir toli nuo draugų, tai taip, kadangi Dakaras irgi yra viena didelė šeima, irgi yra smagu, bet kai tas vyksta truputėlį vėliau, tai visiems atsiranda toks ir duoklė šeimai, kuri išleidžia patį į varžybas, sakykime, vis tiek nemato beveik mėnesį laiko. Ar neprailgsta tas laikas Dakare? 5 pirmos dienos prailgsta, po to jau pripranti, nes keliesi visą laiką 6 ryto, pavalgai pusryčius, išvažiuoji ir visą dieną važiuoji, 6-7 valandas važiuojam. Tai tas pats, kad iš Tauragės į Vilnių pirmyn ir atgal. Tai taip, kiekvieną mielą dieną. Bekelė, kad ir šalia autostrados važiuotum, bet tam tikrai bekelė akmenim, tai kažkaip renkiesi nelengva tą kelią, bet mes važiuom netostogauti, važiuom sportuoti. Tikslai buvo, kaip pasakyti, niekada aš savęs neapgaudinėjau, nemeluoju, buvo tikslai važiuoti dėl pirmos vietos, bet dėja gavosi, kad pradžiai Dakaro buvo taip, kad gavom šiek tiek laiko praradimo, 40 minučių, kol pasikeitėm pusašį, tenais palo traukė linko ir kol atsisukom varžtą, nes mechanikai buvo tiek priveržę, kad ten labai sunkiai keitėm tą pusašį, atrodo, kad servise keiti tenais 10 minučių, o tenais pasirodo ne taip paprasta, kaip turėtų būti. Tai jo, bet šiaip tai, kaip pasakyti, vis tiek ta 3 vieta vis tiek pagodžia, nes buvo ir tokių atvejų, kaip ir matėt, kad patys tie Lenkai lyderiavo labai stipriai ir buvo ten be konkurencijos, nes jų technika šiek tiek buvo geresnė negu mūsų gal patikinesnė, bet jų buvo greitesnė. Tai buvo reikalų. Pradžiui buvo jau tokio nusivylimo, kad ten jau prizinė vieta, tai pamiršti, tenais į to 5, tik ten gali atsirasti, o po to jau ką, atsirado antras kvėpavimas, kai visus lenkučius diskvalifikavo, esam 4 ir tik matau, kad mes ten galim dėl 3 vietos pakovoti, nes 1-2 labai toli. Ir tenais su Čeleko mes su savo komandos nariu lenktyniavom, tai visą laiką vakare pasijuokdavom, tai sakau, aš šį kartą tave padarysiu. Sako, ne, aš tave padarysiu, tai taip juokaudami ir man vis tiek pavyko jį aplenkti. Na, fortūna vis tiek yra neatskiriamas dalykas nuo viso sportinio momento, bet truputėlį grįšiu aš dar atgal po naujų metų, kai išvažiuoji iš Lietuvos į Saudo Arabiją. Pernai metais ir užpernai važiavai T4 kategorijoje ir daugumai žmonių, na, tie skaičiai vis tiek atrodo T3, T4, T5, T10, T30, T40. Ta prasme, mes nelabai galbūt kai kurie žmonės suprantam, kas tai yra. Tai esminis ir pagrindinis skirtumas, gal gali papasakoti žmonėm, kuo skiriasi būtent prieš tais buvęs bagės ir dabar ką tu čia tokio gavai. Skaitosi lyg ir kategorija aukščiau, bet mašinos pačios atrodo lyg ir vienodos. Tai kokie pagrindiniai esminiai skirtumai tarp jų? Skirtumai tai T4 greitai 125 ir T4 yra standartinio tipo bagis, kai tu nusipirki iš parduotuvės standartinį bagį, tik šiek tiek jisai pamodifikuotas FIOS
reikalavimais, o T3 yra greitesnis 135 km/h ir jisai jau skaitosi prototipinis, tu gali iš jo daryti biški platesnį, gali keisti diffą, gali daugiau keisti dalių, o T4 nieko negali daryti, turi būti standartinės dalis ir daugiau yra T3 galimybių daryti visko, komandai tobulinti, nes tu gali iš kompiuterių nubraižyti viską ir T3 važiuoti, bet T4 negali, turi būti ar Kanamas, Polaris, Yamaha, turint standartinio būti, bet su FIOS reglamentais, o T3, kad galėtum prie kompasų viską susibraižiai ir inžinieriai gali kurti tą baigį. Tai toks ir skirtumas yra. Jisai yra, kaip pasakyti, iš kompiuterio tauras padarytas, mūsų yra standartinis, padarytas šiek tiek platesnis, bet jau to tobulinimo neužtenka, reikia jau daugiau daryti iš kompiuterio, iš Kanamo daugiau reikės. Jie galvojo, kad mes buvom greiti, bet matom, kad reikia tobulėti daugiau. Ir tas tobulumas kame pasireikštų? Kas tau suteiktų pranašumą, tarkim, prieš tos pačius varžovus Lenkus, kurie važiavo su ne Kanamais, o su Taurusais? Tai tiesiog įdėti sekvencinę dėžę ir manau, kad šiek tiek pakeisti kai kurias dalis, oro dinamiką, daug tenais reikėtų pakeisti, nes Taurus ir mūsų bagės, tai diena į naktis skirtumas. Tai turėtumėt pamatyti tikrą akimi, nes greitas mūsų 135, jie įsibėgėja iki 135 greičiau, žymiai greičiau negu mes, nes mūsų variatorius varomas diržas, jisai negali daugiau plėstis, įsiplečia po tų variklio sūkiai, tada mes labai ilgai, kol pasiekėme tą 135 greitį. Tai toks ir skirtumas yra. Tai T3 kategoriją galima vadinti kaip proto kategorija, kur tavo, kaip sakoma, apribojimai yra tik tai vaizduoti. Taip. Tu su bagiu darai, ką nori, o būtent prieš tai buvusi kategorija, kur tu laimėjai 3 vietą ir 2 vietą pernai metais, būtent negalėjai nieko daryti. Buvo, kaip sakoma, užplombuojama visos detalės ir jau kaip yra, taip yra ir turi datraukti iki finišo. Taip, kaip yra, taip yra. Aišku, į prototipo yra T3, yra užplombuotos varikliai, viskas tenais palei FIAS reglamentus tenais ir yra. Tai todėl ir gavo ten tą baudą. Nes buvo karboninė sankaba, o sankaba turi būti standartinė, nes tam buvo problema Tauruso, kad jeigu kopas jau stringi, nes tu per sankabą turi visą laiką kirsti ir ten sudega standartinio, karboninė tiesiog jinai nedega taip ir jinai laiko ilgiau. Tai galima sakyti, kad žmonės, kurie šiandien fotografuos ir dės į Instagramą ir tagins tave, tai gaus galimybę supravažiuoti su T4 kategorijos bagiu, taip? Taip, T4 ir dar greitesni, nes nėra restriktorių. Čia dar vienas dalykas, kuris Dakaro rally yra labai svarbus momentas. Taip, nes jeigu... Papasako, kas tai yra restriktorius, nes vėl čia pusėje turbūt iš mūsų susirinkusių, čia tas pats, kaip pasakytum, raketa nešėja, kuri neša palidovinį zondą nuleisti ant Marso. Restriktorius yra tokia, kaip pasakyti, šaiba vadinu aš tokią. Tai yra tokie, yra mažesni, didesni ir įdeda į variklio išmetimą ir neleidžia oras mažiau išeina oras mažiau ir yra ten sudėti palei ton dydžius, tai neleidžia varikliui, sumažina variklio galingumą iš tikrųjų. Nes jeigu be jo, tai ten mes, manau, lenktume net ir tuos pačius automobilių klasę. Nes per kopas tai mes esame net greitesni, nes mūsų bagiai lengvesni, mūsų sveria toną 200 bagės, o mašinų sveria virš 228, 26, tai padaro klases palei tam tikrai, kad nebūtų T3 aplenkė T1 automobilį, kad nebūtų kažkokių nesupratingumų. Tai todėl jie padaro tokias skirtingas su restriktoriais, kad visiems būtų palei klases, kad būtų vienodai viskas. Bet taip žiūrint iš šono, jeigu lyginsim automobilius ir pačius bagiukus, su kuriais jūs važiuojat, tai aš sakyčiau, truputėlį yra nesąžininga, nes jie gali turėti kondicionierių, jie gali turėti hidraulinės kojas, kurios pakelia užklimpus, o jūs, jūs galite turėti kastuvėlį. Tai jo, čia žinot, kiek kišeniai tų pinigų turi, tai jei turi daug, tai gali kondicionierių turėti. Jeigu neturi, tada jau mėgaujas tuo karštu oru Saudo Arabijos, nes T1 yra tiek prestižas ir klasė, jinai jau yra aukščiausio lygio to rally reido čempionatuose. Tai todėl ir tų patogumų labiau yra, nes jeigu, pavyzdžiui, tuos T1 vairuotojus pasodintų į T3, būtų labai įdomu tenais, kaip jiems sektųsi. Tai, nes skiriasi, aš pats važiavau su tuo T1, tai buvo tokių iššūkių, nes yra sveria
daugiau ir reikia stabdymo momentai vertinti ir greitesnis, ir aukščiau sėdi. Nu, yra tų didelių skirtumų ir aš pasakyčiau, kad su automobiliu yra lengviau važiuoti negu su bagiu. Tai tie, kurie galvoja, kad T3 ar 4 kategorijos yra kaip pasivaikščiojimas po parką ir ten nėra ką veikti, tai iš tikrųjų ten turbūt yra daugiau ką veikti, ne? Tikrai, prisivalgai tiek dulkių, kad gyvenime nesi prisivalgęs, tą po šią dieną valausi tas dulkės ir, fešfešą, jeigu papuolys, dykumuose, tai geriausiai važiuoti, nes tas smėlis Saudo Arabijos, jis nedulka. Tai labai gali arti važiuoti vienas kito, sekti, žiūrėti kopos, trajektorijas, o jeigu iššoki į kažkokį fešfešą, į akmenynus, kur vien dulkės, žvyrkelis, tai iš paskos neįmanoma važiuoti. Kartais atvažiuoji dulkių kamuolį, turit sustoti tiesiog, nes nematai niekur, kur važiuoti. O yra galimybė pasislinkti į šoną, ar jeigu jau į šoną, tai jau ten akmenys arba kažkokie pavojai? Tai gali pasislinkti, bet kartais pasislinkti gali ir pasibaigti gali nelaimingai tenais. Buvo tokiu atveju, kai nematai, atrodo, į dešinę nuvažiuoju, ten akmuo toks yra. Geriau pristoji toj pačioj, kurioje yra trajektorija ir viskas, palauk tas dalykas, kol nusėsta. Tai tokia ir problema yra, tu gali būti koks nori greitas, bet jeigu niekas nepasitraukia, niekas, ta prasme, neklauso, kada tu arti esi, nes ir visi verkia, taip ir žala, nes buvo greitas, bet neįmanoma pavažiuoti paskui. Jeigu turi jau prie subinės prilipęs būti, tada gal jau pasitraukia. Bet tenais yra sentineliai, ten 3 kartus, jeigu papipinė, jis išgirsta ir tai gali pateikti protestą ir gali gauti baudos, bet per tiek daug dalyvių tenais kartais nesuvaišto tą informaciją. Tai vėl išgirdom naują žodį, galit plėsti savo Dakaro žodinėlį, sentinelis. Kas tai yra sentinelis? Sentinelis tai toks yra mygtukas, kur šturmanas paspaudžia, jeigu yra prieki važiuojantis, jisai paspaudžia ir šturmanas kitas to dalyvio mato palei tą navigaciją, kompiuterį, mato, kiek mes esam metrų už jo, bet kartais specialiai jie nesitraukia. Ir jie turit per 3 kartus, jeigu paspaudė mano šturmanas, nes kitas šturmanas jo mato, nes mes jeigu 100 metrų jau priartėjom, jau mato, spaudžia tą sentinelį, jis mato kitas šturmanas. Tai jis per 3 kartus, jeigu girdėjo tą garsą, jisai turi pasitraukti. O jeigu nepasitraukia, tada būna minučių baudos. Tai taip. Bet tai gal visai nieko gauti tą minučių baudą, jeigu tu dulkėse važiuosi ir būsi lėtesnis ir praloši daugiau negu važiuodamas priekį. Tai jeigu priekį dulkių neturi, tada jau yra lengviau. Bet jeigu dar yra tenais, jeigu yra karavanas vien paskui kitą važiuoja, tai nei vienas nenori trauktis. Niekam nepaturiu važiuoti paskui kažką, nes tiek dulkių, kartais sugaišti ten apie 10-15 minučių. Ir paskui, ko laukia atvirų plotų, kur gali lenkti, ar jie išsidaužo ir tada tu pirmas važiuoji? Ne, tai tiek pypinė, kad jau šturmanas išprotėja iš to garsas, nes tas garsas nelabai malonus yra, tai jau pasitraukia. Tai kartais būna ten tokių pasiginčymų, kaip užsipilimo kurė ponte, tai ten pasiginčia kartais šturmanai ir vairuotojai, sako, pasitrauk, mes greitesni esame ir taip toliau, žinai. O aplamai, kaip atrodo gamyklinės komandos atstovo gyvenimas? Tai po naujų metų išvažiuoji į Dakaro ralį, čia kiti sportininkai dar kaupia biudžetus, galvoja, ten taip toliau. O kai išvažiuoji, būtent kokia tavo dienos rutina yra? Nes mes įsivaizduojam, kad paprastai tai tu turi viskuo rūpintis. O kaip gamykliniai komandoje? Ar reikia tau kažko rūpintis, ar jau ten yra visas ūkis, kuris prižiūri viską ir tau sako, Rokai, 9 tu važiuoji ir viskas? Nieko man rūpintis nereikia, man net nuperka bilietus ir šturmanai nuperka bilietus, tiesiog aš susidedu savo daiktus, tada skrendu į Saudo Arabiją, mane pasitinka autobusas ir tada važiuojam bivaką, tada laukia kemperis, tada įsiruoši visas daiktus, susidedi savo vietas, tada pavakarieniauji, nežinau, maždaug 9 valandą ten ar per pietus, ar vakare atskrendi, pavakarieniauji, tada komandos sutikimas, tada strategija, jau tada administracija, tenais prisiregistravimas ir po to tas maratonas 12 dienų tęsiasi, ryte atsikeli ir vakare grįžti. Ir po to būna, tam pas mūsų komandai buvo apie 13 komandos narių iš Argentinos, iš Ispanijos, tai iš tikrųjų kompanija tikrai gera, tai neliūdžiamės ten bivakė, nes jeigu ten liūdėtum, tai kartais ir bajeriukų paskaldom, visko, tai nes
ten rimtų 12 dienų sunku išbūti. Kartais būni piktas, nevalgęs. Nesipykstat? Kartais visko būna, bet pabaigoje, kai gauni maisto, tai tada viskas atsileidžia. Nes, pavyzdžiui, maratoną, kai atvažiavom, kur nebuvo servizų ir valgiam karinį maistą, tai važiavom, ten buvo apie kiek, 650 km dykumų vien ir ten buvo ABCD bivakai. Tai mums pavyko atsidurti į lygtais, dabar bijau pameluoti, ar bivaką. Tai tenais buvo Risainsas, viskas, tai vakarė jau finišavom, tai pasiėmėm palapinę, davė miegmaišį ir davė tokį 4-kampę dėžutę su maistu. Tai naktį prožektoriukų nieko neturim, tai palapinę sugalvojau pastatyti taip, kad įsijungiau masę bagio, šviesas dega, susidėjau tą palapinę, tada miegmaišį ir tada jau valgėm. Tai kartu su brazilais, kartu valgėm tokį, aplinkui. Suneštinis balius. Jo, tai toks, visi pikti, neina palapinių, ten surinkti niekas nesimato, tenais, sako, daugiau niekada nevažiuosiu, čia paskutinį kartą lėkiu, pavalgiau visi. Tada jau nusiraminom, tada pasakojom, kas įvyko ir taip praleidom, tada visi pavalgiam, pažiūrėjom į žvaigždes ir jau miegoti. Iš šono stebint, toks jausmas buvo, kad daugumai jaunų dalyvių tas kariškas davinys, konservuotas maistas buvo kaip kažkokia egzotika. Nes daug buvo ir internete visokių kaip postų ir istorijų, kur jie stebėsi, kad kas tas kariškas davinys, kaip tą reikia konservą atsidaryti, kaip ten reikia šildytis tą maistą. Kaip tau pačiam? Na, tu vis tiek jau prie medžioklės, prie ūkio, tu vis tiek jau žinai, kas tai yra. Tai aš tam bim greitai viskas sutvarkiau, šturmanas sako, ką čia reikia daryti, tam padėjau, po to padėjau savo komandos narį amerikonui. Nu, žodžiu, jie tai nieko nežino, kas ten ką ir... Tabletė balta, tenais, tenai uždėti. Gal jie valgyti reikia? Ten neaišku, ką jie mane, bet aš jiems greitai padėjau, tada pavalgė, tada padėkojau, į tą palapinę ten reikėjo padėti surinkti, nes kiti žmonės net nemokėjo, kaip surinkti žmonės. Tai buvo tų tokių atvejų, yra ten instrukcija, tai viskas paprastai, pasižiūri viską, bet kaip man tekia kažkiek gal susidurti, tiek aš, iš Tauragės, tai žinau visokių paslėptų dalykų ir manau, kai tai buvo įdomu, egzotika, man patiko iš tikrųjų, man patiko. Na toks, aš sakyčiau, netgi paprastas stovyklavimas. Šilta, palapinės, kareiviškas maistas, tai stovyklautojo maistas, laužiukas iš to sauso kuro tabletės, pasišildai, pavalgai ir nemiegot. Bet daugumai sportininkų atrodė, kad čia mus kankina, kodėl čia mus valgyti normaliai neduoda, ten jie verkė daugumą į internetą ir skundėsi ir sakė, kad kas čia per nesąmonė, čia negaunam normalaus maisto, bet aš kiek mačiau, jūsų komanda turėjo net savo virtuvę, ne? Gaminotės patys savo valgyti, ar jūs vis dėlto naudojotės bivako visais privalumais? Pusryčius vakarienę darė komanda buvo, sakė, prancūzų virėjus, ten darė maistą, tai pusryčius ir vakarienę visą laiką valgėm komandoje. O pietus valgydavom bivako, tam catering vadinas, tai valgykla. Tai pietus valgydavom tenais, bet retai grįžti per pietus tenais, tai būdavo 3 dienos, kai valgiau pietus tenais. O šiaip tai įsidedi į mašiną žuvėsėlių, pavalgai angliavandenių ir viskas. Nes vakare tai labiausiai, kai finišuoja, tai laukia maisto, nes taip būna išalkęs, nes važiavau iki bivako, liko 10 km, pro miestą pravažiavau, pamačiau McDonald's, iš karto sakau, stojam čia, užsakiau, privalgiau, kai kiaulė, kai sakoma, bet čia toks ir yra Dakaras, kad kartais turi pasikankinti, bet kartais ateina laimės ašaros ir nelaimės ašaros ir kaip ir praeitais metais, atrodo, apie pirmą vietą paduota, bet atėmėm techniką pirmą vietą ir šiemet ir Mičiui taip pat buvo. Kaip man? Sakau, Mičiai, žinai, kaip jaučiuos praeitais metais. Tai jis ant tos antros vietos tikrai nėjo laimingiausias ir, įsivaizduokit, lyderiavo valandą lyderis nuo antros vietos ir paskutinę dieną sudegė ta pirma vieta ir liko antras, o aš likau trečias, tai buvo tokių įdomių atvejų visą laiką yra tenais. Dakaras, kaip sakoma, kaip gaila, pasiėmė vieną gyvybę, kiekvienais metais
Dakaras pasiglemžė vieną tik gyvybę, tai labai gaila, bet kas važiuoja su motociklais, tai ten aš juos vadinu kamikazė. Man, kad duotų pinigų, aš nevažiuočiau su motociklu. Aš nešokčiau su parašiutu. Tai aš šokau su parašiutu visai nieko, bet ar antrą kartą norėčiau šokti, tai nežinau. Kiekvienam savo, ne? Taip. Kalbant apie techninius niuansus, atėjus tau į naują kategoriją, T3 panašu nebuvo viskas rožėm klota. Nuo pirmos dienos visokie niuansai. Tai lūžta kažkas, tai leidžia tepalą, tai kažkaip degalai kažkur išgaruoja ir iki užpilimo zonos jau negali pilnu tempu važiuoti. Tai ką jie tau ten davė? Nežinau, ką jie man ten davė, nes buvo 2 kartus. Pirmą dieną tai buvo paprasta, buvo akmenų. Galimai taip svarstome, kad akmuo pažeidė pusašio gumą, plyšo guma, tepalas įsitaškė ir viskas, ir surakino tą pusašį. Ir tuom ir dar traukę pamatėm tuo pačiu. Nu, čia kiekvienam gali atsitikti ir čia nepabėgsi nuo to. O su kuru buvo taip, kad buvau tikrai piktas, nes važiuoti nori maksimaliai, bet negali, turiu taupyti kuro ir trukinėjau, nes kuro taip turbūt turėjo užtekti, ten 20 litrų iki finišo turėjo dalikti. Bet po to įsiaiškinom, tenais yra visai šardė kurą, visą filtrus paėmė kuro. Ir tenais yra paėmimo kuro tokios 3 šakės, tokios, kur paėmė kurą, jos buvo užsikišusios, vandens ar kažko, nes pas organizatorių gali vežti savo kurą arba imti organizatorių. Čia priklauso kaip tu nori. Organizatoriuose buvo net kuro vandens, net iš mūsų komandos narių 2 užkalė variklis dėl vandens, nes buvo kuro vandens. Tai čia gaunasi, kad 5 metai ir vis tiek organizatoriai neišsprendė klausimo su degalais ir su jų kokybė, nes eilę metų daug sportininkų skundžiasi būtent dėl tų pačių degalų kokybės. Tai kodėl čia Saudo Arabijos tiekėjai tokie prasti gyvenant naftos gyslos, o vis tiek kažkokio marmalo jums paduoda? Gal neišfiltruoja gerai, bet čia tavo pasirinkimas. Nori imk organizatorių, vežki savo. Tai čia organizatoriai ne mūsų bėdos. Nori, nepatinka tas kuras, prašau, vežkite savo, pilkite savo, ką norit. Čia komandos daugiau tai niuansai, aš labai ten nesigilinu, nes turėčiau savo komandą, daugiau gal žinočiau, bet kaip sakau, aš esu gamyklinis vairuotojas, tai man tik pasakyta, ką pasakys, tą turėsiu padaryti, nes turiu tam tikrus susitarimus, tam tikrus kontraktus, tai yra tam tikrų niuansų, kur kartais negaliu nieko pasakyti, negaliu atskleisti. Na gerai, o dabar taip žvelgiant iš lietuviškos pusės, iš tauragietiškos gal net pusės, o tie bakai ten užsirakina, yra raktelis koks nors, o ten ar gal naktį atėjo, kas atsidarė ir kokį pusę puodelio vandens įpylė? Tai visko gali būti, nėra rakto. Taigi čia konkurencija, pas jūs kiek komandai bagių? 13, 14 dabar. Kiekvienas nori laimėti? Kiekvienas nori, bet kiekvienam neįmanoma laimėti. Bet eliminuot varžovą, taip. Nežinau, ar tas mentalitetas dar yra, nes nei vienas... Bet kokios, kaip sakoma, priemonės pateisinam. Jeigu niekas nepagavo, tu niekada nesužinosi. Bet yra daug minčių, gali cukraus įdėti į kuro baką ir iš karto varikliui pipėts yra, kaip sakoma, bet niekas nedaro taip. Tai nori visi dalyvauti, lenktyniauti, sąžiningai, galima, ta prasme, galima visokių prisigalvoti, kad tas tą padarė, bet pasaulio čempionatas, vis tiek FIAS, tai vis tiek mechanikai dirba iki 3-4 nakties, tai ten taip paprastai neprieisi. Kiti net uždeda coverį visą, uždengia su izoliacijom, privaro, kad niekas neprieitų. Tai būna tokių dalykų. Nu tai reiškia, vis tiek pasitaiko tokių dalykų, nes paprastai, jeigu būtų viskas taip labai fainai ir saugu, tai bevakas 3000 žmonių zujančių aplinkui, kur kiekvieno momentu bet kas gali prieiti. Jūsų kategorijoje tikrai buvo nemaža konkurencija, apie 36 berods bagius važiavo, gal net 40. Važiavo 47, bet finišavo 32 lygtais. Tai matai, kaip sakoma, pretekstų daug gali būti. Ir tu, sakykime, galbūt daugiamai žiūrint kaip išsišokėlis, atvažiavo berniukas iš Tauragės, iš kažkokios Lietuvos. Pirmas Dakaras 3 vietą, antras Dakaras 2 vietą ir vos ne 1.
Tai aš manau, čia daugam turėtų sukelti pavydo gaidelę. Tai taip, čia buvo grįžau iš Dakaro, kad daugiau 8 vieta yra 8 vieta, bet 3 beduinai yra 3 beduinai. Tai aš važiuoju 3 kartą, aš niekada nemėgstu girtis, bet Reikia, kartais reikia, nes kartais teisybė turi būti, negalvoju, kad žmonės, kad 1+ yra aukščiausia kategorija, jinai yra aukščiausia, bet konkurencingiausia yra kiekvienuose klasėse, tiek T1, T2, T3, T4 motociklininkų toj klasėje ir motociklininkų ta MotoGP2 yra ten taip toliau. Tai kiekvienoje klasėje yra konkurencija. Tai visiems biudžetai neleidžia važiuoti T1+, kiekvienam yra siekis važiuoti T1+, bet biudžetai yra kosminiai, atrodo, kaip tu gali išleisti 2 savaitės krūvą pinigų, atrodo, kad žmogus kitas geriau pratostogausiu metus, 2 metus už tuos pinigus, nereikės nei dirbti, nieko, atostogauju viskas, bet tikslas vis tiek 1 vieta atvežti tą beduiną, tie 3 beduinai vis tiek smagu, viskas tvarkoja, bet norisi 1. Kai kurie važiuoja 12 metų ir dar nieko netvežė, tai čia 3 metai, aš manau, čia puikus būdas atkreipti kitų dėmesį ir parodyti, kad perspektyvos jaunuolis iš Tauragės gali padaryti rezultatą ir kreipti finansus reikėtų į šitą pusę. Tai taip, tai todėl ir faktas yra, aš ateinu pas draugų rėmėjų, sakau, va, žiūrėkit, yra 3 beduinai, ką darom, norim, kad didesnis būtų, reikia prisidėti. Tai yra planų didelių, planai važiuoti yra kitais metais, gal T1+, dirbu dabar iš Dakarą grįžtu, tai dirbam labai stipriai su rėmimu, klausimais, nes Dakaro 2-3 mėnesiai karšti, po to vasara šiek tiek nurimsta ir tada vėl prieš Dakarą 3 mėnesiai prasideda. Bet reiškia, lietuviai turi tų pinigų, nes važiuoja ekipažų iš viso dalyvių 10 Lietuvoje. Iš Lietuvos važiuoja į Dakarą 10 lenktynininkų, kaip pavyzdžiui Vokietijos, nei vieno beveik gal nėra, ar ten keletą yra. Tai toks yra populiarus tas Dakaras ir aišku, išgarsino Benediktas Vanagas, tai čia visi, manau, niekas ir neprieštarauja, bet ateina nauja generation, kaip sakoma, ateina karta, nauja karta ir daugiau to nauja karta turi to kraujo, daugiau nori sudraskyti visus. Piktesni tokie truputėlį. Jeigu galvotume aplamai apie visą Dakaro epopėją, tai šie metai tau kuo labiausiai įsiminė? Įsiminė tai gal, kad buvau vienas kaip pirštas iš tikrųjų, va toks, nebuvo daug artimųjų pusės, buvo aišku, iš lietuvių atvažiavę iš Tomulovičiaus tą visą ekspediciją, bet buvau vienas kaip pirštas, nebuvo komandoje pabendrauti lietuviškai visą laiką, angliškai, ispanai kalbėjo ispaniškai, ispaniškai šiek tiek išmokau, tai dar vienintelis su Laisvydu Kancium. Jis ateidavo pas mane, dažniau aš pas jį ateidavau, aš norėdavau pamatyti, kaip jis yra pavargęs, nes visą laiką pasišaipo viens iš kito, žinai, tai sakau, kodėl tu, sakė, Turačio, sakau, mane sodink, sakau, mokėk man krūvą pinigų, sakau, nevažiuočiau. Sako, aš pats nežinau, bet kažkaip kraujai auga ir važiuoja. Tai sakyčiau, buvo tų daug įsimintinų dalykų. Dar vienas įsimintinas, Dakaras man nesibaigė, tokia kopa buvo ir aš per greitai įlėkiau, man galą labai per daug užmetė, tai aš pamačiau savo priekį jau smėlyną, ten dar porą centimetrų būtų buvę aleliuja, kaip sakoma, tai būtų baigęs susivartęs ir viskas, tai ir po to jau biškį nusiramini, po to vėl, kol įsivažiuoji į tą biškį, vėl žiūri, kad kažkur klaidelė kažkokia, žiūri vėl, riba. Bet jeigu tų ribų nebūtų, tai išeitų visą laiką gerai. Nebūtų, aišku, skaičiuotume pirmą dienos, neprarastume 40 minučių, tai mes būtume laimėję Dakarą. Taip, jeigu skaičiuoju, bet ir baudą tenai šiek tiek gavom už greitį. Ten skaičiuok, kas buvo prarasta, skaičiuok, tai atrodo dabar būtų 1 vieta, bet visi susiduria su problemom. Nei vieno ekipažo nėra, kad nesusidurtų su kokiom problemom. Tai su navigacijom, tai su techninė pusė, tai dar kažkas, tai dar. Tai visokių tų niuansų, tai 1 savaitę nesisekė, 2 šiek tiek jau fortūna sekėsi, bet jau atžaisti to laiko labai sudėtinga yra.
Na, šiemet aplamai, žiūrint į laikus kategorijose, tai net ir tuose pačiuose ketračiuose matėm, kad pirmą, antrą vietą žaidžia savo lygoje, tada trečia vieta 2,5 valandos, tada Laisvydas dar už 2,5 valandos. Jūsų kategorija irgi tas pats. Tau pačiam vienu momentu vos ne 3 valandų trūko iki pirmos vietos, paskui, aišku, ten pradėjo kolektyvas nusirašinėti, nes adrenalinas vis tiek daro savo, kuo labiau kaunas. Ir Laisvydas irgi pats sakė, kad laukiau, kol kiti ten išsidaužys ir, sako, bandžiau išlaukti tą momentą, bet nelabai pavyko. Tavo atveju visai gerai susiklostė, nes Čeleko Lopezas susidūrė su techniniam problemom ir nedaug trūko, kad dar ir Mičą Guthrie būtum aplenkęs, bet jam padėjo kitas sportininkas ir įpartempė. Jo, tai pradžiai ten Dakaras galėtų spausti, galėtų 3-4 dienas būti. Technika tiesiog net laikys. Tu turi pataupyti tą techniką, turi pataupyti savęs, tenais, sakau, 2-3 dienas ten galėtum išlošti, maksimaliai važiuoji, rizikuoji, bet 12-13 dienų, palaukim, turi iki poilsio dienos viskas susidėlioja. Po poilsio dienos jau atrodo viskas gerai, ne, organizatoriai prieš paskutinę dieną davė akmenų, įsitaškė pusę, niekas neplanavo taip, kad viskas bus, Loebas irgi, antra vieta ir išslydo ta antra vieta. Lukas Morajasas irgi. Buvo daug tų pavyzdžių, tai pamatai tos griūvančius automobilius, jau tada atleidai tą gazą, tik finišuoti. Prieš paskutinę dieną mūsų su šturmanu tikslas buvo tik finišuoti. O žiūrint iš šono, pavyzdžiui, iš T3 kategorijos išėję sportininkai kaip Setas Quintero, pavyzdžiui, persėdo dabar į Nasero Latijos Hiluxą. Kaip manai, kaip jam sekėsi, kaip vertinė jo pasirodymą, ar pasiteisino tas jo, kaip čia pasakyti, sulošimas tokiu, kad pereinu į kitą kategoriją ir bandau tenais kažką parodyti, ar vis dėlto jam reikėjo važiuoti T3, nes jisaigi yra laimėjęs berods 11 ar 12 etapų iš eilės, tai yra absoliutus Dakaro ralio rekordas, T3 kategorijoje niekas anksčiau to nėra padaręs, bet jisai dabar jau eina į tą vadinamą aukščiausią lygą, kur kitokio kalibro technika, greičiai daug didesni, ir matom, ką mes matom. Aš manau, kad buvo namų darbai blogai padaryti. Jisai, kaip ir normalu, laimėjo pasaulio čempionatą T3, sekantis etapas kaip ir T1+, bet reikėjo prieš Dakarą tikrai suvažiuoti keletą varžybų, priprasti prie to automobilio. Jis suvažiavo vienas varžybas ir darė 3-4 dienų testų, bet to neužtenka. Patirtis daug Ten reikia kantrybės, kad nori to dėmesio tenais, kad tu pirmas steidžas, tau dėmesys, bet ne, ramiai ir lyderiai po biškį įsitaško, kaip sakau, kažkur klaidos prasideda, turi mylėti techniką tenais. Naseras gal irgi šiek tiek paspaudė ir tam priekinę šakę, kas ten gali, tiksliai nepasakysiu. Šiek tiek paspustelį technika gali lūžti ir tas tenais pusę valandas viskas, tu jau, kaip sakau, aš game over. Tai sudėtinga iš tikrųjų, būtų 2-3 dienas, tai visi važiuotų maksimaliai, o čia 12 dienų, kartais ne nuo tavęs priklauso, tu gali būti geras lenktynininkas, profesionalus, bet kažkas atsitiko iš techninės pusės, tu visus metus ruošiesi pirmą, antrą dieną, ten ar variklis užlinko, ar dar kažkokia šakė, pusašis, sakau. Čia yra technika. Čia nenusipirkai, kaip sakau, futbolo kėdus ir tik tau reikia bėgti. O čia kiek laiko atiduosi. Tam daug niuansų yra. Todėl tas autosportas vadinasi beveik brangiausias autosportas pasaulyje. Davidas Kastera prieš varžybą sakė, kad tai tikrai nelaukit, kad bus lengvas pasivaišėjimas, bus labai sudėtingos varžybos ir panašu, kad jo, kaip sakoma, žodžiai nebuvo tušti. Beveik 5000 sportinių kilometrų sudėtingiausiamis sąlygomis reikalavo ištvermės ne tik tai iš dalyvių, bet ir iš pačios technikos. Ir kaip tu manai, ar tie sudėtingi greičio ruožai nebuvo specialiai padaryti tam, kad pradėtų sportininkai važiuoti truputėlį su galva ir vertinti labiau esamas varžybų sąlygas, nes įspaus pedalą ir laikyti iki dugno ir lėkti kelius šimtus kilometrų, jau jie yra tą pratę daryti, jau tie patys sportininkai 20-21 metais Saudo Arabija sakė, kad uždedi tapkę 100 kilometrų tiesiai
ir viskas, ir nieko. Tai ten šturmanai spėja ir parūkyti, ir ką tik nori, ir pasnaudžia kai kurie dar, nes už 100 km prie kopos į dešinę. Tai, o šiemet, matai, buvo daugiau tų akmenynų, daugiau kanjonų, daugiau tokių aukštų kopų, kur ir užpykinę lygtais buvo, ne? Vienu momentu buvo užpykinę, bet po to kažkaip labiausiai tai sudėtingiausiai yra. Startuoji, žiūri dešiniai šturmano toj kelio knygui, 500 km tik dar liko nuvažiuoti. Aha. Ir tas pirmieji kilometrai man asmeniškai sunkiai važiuojas, pamatau, ten liko 150, antras kvėpavimas įsijungia, nes jau tu link finišo esi. Nes kaip tu pamatai tuos 500, kad tau reikia nuvažiuoti, tu nežinai, kur tu dar nuvažiuosi ir kas tavęs laukia. Tai yra tikrai sudėtinga. Ir šiemet padarė, kad greičio ruožai buvo ilgesni negu praeitais metais. Praeitais metais buvo ilgesni pervažimai, o šiais metais yra ilgesni, todėl gal kažkas ir turėjo su kūrų problemų. Nes nebuvo organizatoriai, gal irgi blogai paskaičiavo, gal turėjo biški ne 2 punktus kūro pointų uždėti, ar turėjo gal 3. Nes kaip ir vienam motociklininkui irgi likus 5 km iki užpilimo baigėsi kuras. Pablo Quintanilla. Taip, jisai buvo 3 ir viskas, 5 km Dakaras baigėsi. Bet tai galbūt tai ir yra esmė, kad galvokit vyrai, ką darot, ne tik tai spaust reikia, bet ir tuo pačiu taupykit degalus, nes čia vėl grįžtama prie Afrikos laikų, nes pats Davidas Kasteras sakė, kad šiemet prisiminsite Afriką. Tai aišku, daug jaunos kartos sportininkų ta Afrika vis tiek yra kaip kažkokia egzotika, o būtent tiems senbuvėms, veteranams, legendoms, tai buvo kaip šviežio oro gurkšnis, jie buvo pasilgę tos nuotykio dvasios, to miegojimo po žvaigždėmis ir tuo pačiu galvojimo apie tai, ar tau užteks degalų atvažiuoti iki finišo arba bent jau papildymo zonos. Ir tuo pačiu patikslink, kas komandų yra atsakingas už degalų atsargas motocikle, arba bagyje, arba automobilyje. Ar sprendžia komandos vadovas, ar šturmano čia pareiga yra apskaičiuoti, kiek prisipilti degalų, nes tu negali prisiliūrlinti irgi visiškai pilno, nes tu būsi sunkesnis, bus lėtesnis ir taip toliau. Inžinieriai, tam yra tikri inžinieriai, kad jie žiūri per kompiuterį, kiek kuras sudega, kiek slėgis, kas keičiasi ir variklio parametrus, viską žiūri, bet mes, žinokis, visą laiką pylėm pilną, nes jeigu nepilną būtume pylę, tai ką žinai, ar būtume nuvažiavę. Tai va būtent, nes tu, kai išvažiuoji į tuos 500 km, tu praktiškai nežinai, kas tavęs laukia. Žinai, kad bus kažkoks kopų masyvas, žinai, kad bus kažkokie tai akmenynai ar kažkur, bet neįsivaizduoji, kokiom apkrovom dirbs variklis, nes, jeigu būtų aišku, tai jau būtų ne Dakaras. Jo, automobiliai turi kuro bakus apie 550 litrų, o mes turim 130 litrų. Tai biški toks skirtumas yra, aišku, jie greičiau važiuoja. Tai labiausiai turėjom taupyti, kai buvo dykumos, tada, kai mes išvažiavom be servizo. Nes vien dykumos kartais tokios kopos, kad tu net neužkyli iš pirmo karto, apsisuki ir vėl pagalvoji, ir vėl kuras ryja. Tai tokių ir buvo atveju, bet baigiam, kažkaip baigiam. Kažkaip pavyko baigti, tai pavyzdžiui, todėl, kad mums su kūru problemas buvo, nes variatorius, jis daugiau rėkia variklis, o kur senkvencinė dėžė yra 6 pavarus, tau tiesiog gali tik iš žemų sūkių, tau tiek variklio nereikia sūkių naudoti. Todėl ir mažiau naudoja. Ir Taurus turi keletą programų, turi 4 programas, kur yra akmenys, smėlynai ir greituminiai. O mes turim tik vieną programą ir viskas. Tai yra tam tokių... Programa startas finišas. Taip, startas finišas ir šie metai buvo tokie, kad mano tikslas buvo finišuoti iš Kanamų greičiausiai. Tai tą ir pavyko padaryti, nes mes žinojom ir jūs, manau, kad visi žinojot, kad Taurus, jie yra šiek tiek greitesni. Va, paplojat greičiausiam Kanamo vairuotojui. Kalbam dabar apie automobilius ir tavo ketinimus jau už 2 savaičių važiuoti su Toyota Hiluxu. Ne už 2 savaičių, pataisau, jau šiandien ketvirtadienis, to penktadienis, pirmadienį įskrendu, tai jau čia greitai. 1,5 savaitės, sakykime taip. Už 1,5 savaitės startuosi su automobiliu Baja Hail Saudo Arabijoje. Vėl grįžti į Saudo Arabijos smėlynus. Čia toks įdomus niuansas tiems, kas nežinojote, tai Saudo Arabija po 72 metų berods nuėmė sausą įstatymą.
jau galima prekiauti alkoholiu Saudo Arabijoje. Kažkas dirba čia čia. ambasadų lygių ir taip toliau, taip. nes ten prieimimai, etiketas, protokolas, visi kiti dalykai. Dar mums paprastiems mirtingiesiems reiks ilgai palaukti, kol Saudo Arabijoje bus. Galbūt dar karas išsikels kažkur kitur iš Saudo Arabijos, kur, pavyzdžiui, galima alaus atsigerti normaliai. Tai ten pratęsė kontraktą, kad bus ilgiau laiko Saudo Arabijoje. Tai ta gaida apie automobilius. Jau ne pirmas kartas, kada sėdi prie vairo ir berods Portugalijoje bandėjai, taip? Ispanija. Ispanija, gerai, Andalūzijos ralija, taip? Baja Aragon. Na, tai Andalūzija, Baja Aragon, taip. Ir kaip tu manai, ar tu patogiai jautiesi automobilyje? Ar tu tikrai sakytum, kad būtent automobilis tai yra ta transporto priemonė, kurią galėčiau padaryti rezultatą? Ne, nesijaučiu patogiai, nes labai mažai laiko į Baja Aragon irgi iš karto sugalvojom, taip ekspromptu gavosi galimybės, rėmėjai prisidėjo ir aš atskridau į Baja Aragon, aš kalbu apie pirmą kartą, kai sėdau, tai atskridom į Ispaniją ir kitą dieną iš karto turėjau tik 70 km pravažiuoti su Toyota ir iš karto į varžybas. Mane įmetė taip iš karto į rimtesnės varžybas, tenais važiavo ir Sainsas, ir Pentrancelis, ir Ekstrumas, visi topoje, Naseras ir mums visai neblogai sekėsi. Tik reikia daugiau laiko, pripratimo. Jeigu sakyčiau, ar esu pasiruošęs tu 1+ Dakare, tai vienareikšmiškai ne, nesu pasiruošęs, turiu daug laiko atiduoti, daug treniruotis, reikia daug kilometrų, kai visą laiką sakau, kilometrai. Ir mums tenais važiavosi labai gerai, tai klaida buvo šiek tiek šturmano, padarėm klaidą ir iš 3 vietos, kur galėjom iš pirmų varžybų lipti ant podiumą, tai čia būtų buvę wow, nukritome į 8 vietą, bet top 10 baigėme. Negaliu kaltinti nei jo, čia mūsų yra bendras darbas, tai ekipažas padarė klaidą, nes kiti vairuotojai, čia padarė klaidą, ne. Mūsų yra bendras darbas, tai įsivaizduok, sėdėk tu šturmano vietoj, pabandyk pašturmanuoti, tenais važiuoja greitai, dar turi šturmanas pasitikėti vairuotojui, nes mane šturmano vietoj niekada niekas nepasodins ir niekada aš nieko nevažiuosiu. Manęs buvo porą kartų, kai su Kanamo turėjau žurnalistais važiuoti, sako, Rokai, būk geras jas. Aš buvau tikrai įsitempęs, važiavau su jais, bet visko kontroliavau, viskas gerai. Tai todėl bandome siekti važiuoti, tu 1+ prisiaukinti, priprasti, kaip seksis smėlynuose, nes Baja Aragon tenais keliukais važiavome, tai planai yra dideli, bet jeigu pavyks surinkti pinigėlį, jeigu nepavyks, tai gal ir grįžtime į tą patį bagį. Bet šiemet dar dalyvauju pasaulio rally reidų čempionate ir ten važiuosi su bagiu. Jo, tai turim kontraktą, turim pasirašę, kad sustarimus, kad Dakaras, Abu Dabis 2 etapas, po to Porto Alegre, Portugalija, po to Argentina ir Marokas. Tai 5 etapai pasaulio čempiono ir bandysim tapti čempionu, nes esam dabar 2, dar yra tikrai daug galimybių 3 tapti čempionu, nes kuris svarbiau yra istoriškai, tai tapti yra svarbiau yra pasaulio čempionu, negu laimėti Dakarą. O klausyk, ar buvo nors vienose varžybose iš 2 metų, čia žvelgiu retrospektyviai atgal, kad kažkas iš varžovų į kažkokias varžybas neatvažiuotų, nes praleistos vienos varžybos automatiškai gaunasi, kad taškus prarandi. Taip, tai yra. Daug žiūri pirmas etapas pasaulio Dakaras, nes Dakaras 12 dienų, 13 susirinkė labai daug taškų. Top 5 visą laiką važiuoja į sekantį etapą, o likusį nelabai važiuoja, nes labai dideli kaštai. Tai žiūrint, kiek tu taškų susirinkai. Jeigu ten žiūri, kad tu susirinkai 1 tašką, o mes susirinkom šiam 5, tam jau tau nėra galimybių tenais laimėti to pasaulio čempiono titulo. Konkurentai tie patys iš Dakaro eina ir į tą pačią kategoriją, taip? Ta konkurencija Taurusai prieš Kanamus išlieka. Jie bus, tik nežinau, ar važiuos kai kurie vairuotojai, arba važiuos, nes tikslas buvo Dakaras ir nes prarado daug taškų. Nežinau, kokie lenktynininkai bus. Mičas tai tikrai važiuos, nes jis yra 1 lentelėje, Austinas 3, aš 2, tai mes tai važiuosim. Dar entry listo dar nepaskelbė, tai sunku pasakyti.
Kaip vertini Kristinos Gutierrez pasirodymą, pirma moteris laimėjusi Dakaro ralį nuo 2001 metų, kada Jutta Kleinschmidt laimėjo, dabar jinai tik tai antra aplamai moteris per 46 Dakaro ralio istoriją laimėjusi kategoriją ir lipusi ant podiumo. Ar yra tų daugiau stiprių sportininkių važiuojančių Dakare? Jinai, manyčiau, kad jinai vienintelė yra stipriausia iš moterų, kurie važiuoja Dakarą. Būkim teisingi biedni, bet pasisekė iš tikrųjų, neturėjo jinai jokių problemų, o visi kiti turėjo. Tai ir paskutinę dieną, sukrito jai viskas taip, kaip turėjo, tai sveikintina. Iš tikrųjų, jinai daugiau važiuoja Dakarų už mane, jinai 8, gal 9 Dakaras buvo. 7. Tai 8. Tai patirties daugiau negu už mane. Tai šaunuolė, iš tikrųjų, tik gaila komandos to, nes važiavo toj pačioj komandai Gutierrez, tai tuo minčio gaila. Tai aš jam priminiau, sakau, jau tiesi taip pat, kaip ir aš praeitais metais. Sakau, sveikinu. Na, nieko nepadarysi, bus dar tų trofėjų. Žiūrovams pasakysiu, kad Dakarų lyginti negalima, nes čia ne žiedinės varžybos ir kiekvienas Dakaras yra unikalus. Kiekvieną kartą organizatoriai paruošia tam tikrą kažkokią tai kliučių, netikėtumų puokštę. Tai sakykime, kad pernai suvažiavau ir atvažiavau 3, šiemet būsiu 2, yra naivu tikėtis. Ir šių metų praktika lygiai tą patį įrodo, to pačio Mičio Gastri atveju. Panašiai ir tau. Pernai buvo, kol nekerti finišo linijos, tu negali sakyti, kad aš atvažiavau toje arba kitoje vietoje. Čia prognozuoti yra labai sudėtinga. Na, bet tikėkime, viskas klostysis taip, kaip turi klostytis. Ir viskas susidėlios į lentynėlės taip, kaip turi susidėlioti ir kad būtų. Tai mes čia daug šnekame, bet vis tiek gal žiūrovai nori kažką iš salės paklausti, užduoti kokį klausimą Rokui, galbūt kažkas kirba mintį, visą laiką galvojat, stebėdami socialinės medijas ir visą laiką sakot, nu va, susitiksiu Roką, tai būtinai paklausiu. Ar yra tokių klausimų? Ne, visi tokie nedrąsūs mėgantis. Prašom. Labas vakaras. Kaip Tapkės atrodo po... Tapkės? Taip, Tapkės. nuo pedalo. Ne, neprakiuro, bet Tapkės vietoj yra. Atsarginės turėjai? Atsarginės visada turiu. Tai sėkmės tavo. Prireiks, ačiū. Dar gal kokį klausimėlį? Prašom. Kas pasakė, tai tenais daug versijų yra. Taurus yra gamyklinė komanda, jie nusipirko iš Taurus tos bagius, o kai lenkia Taurus gamyklinė privati komanda su jais, su jų bagiais, tai gali būti, kad ir jie, gali būti, kad šiaip patikrino organizatoriai, nes jie tikrai būtų pasikeitę turbūt tą sankabą prieš paskutinę dieną į standartinę, jie tikrai žinojo, bet nesitikėjo, kad vidury varžybų patikrins ir gavosi, kad patikrino. Skaudžiai galėjo duoti gal 20 valandų, bet nuėmė visus. Sakau, čia toks žaidimas yra. Nu nieko nepadarysi, yra kaip yra. Nu ne Roko sprendimas. Svarbu, kad ne mano sankaba ir ne aš įkišau tą sankabą. Ir ne tave diskvalifikavo. Labai skaudžiai jiems, nes prieš 3 minutės įteikė apdovanojimą už tą dieną, ne? Taip. Ir po 3 minučių sako, jūs nebereikalingi čia. Tai žiauriai. Jo, tokioje situacijoje nepavydėtina situacija iš tikrųjų ir iš perspektyvos pusės. Irgi jaunas lenktynininkas turėtų gal perspektyvos daug, bet dabar jam dar bus sudėtingiau ir kaip mato, kad aš irgi norėčiau, kad važiuotų 3 pavardės baciškų, bet sudėtinga tai padaryti ir kai tu važiuoji, turi du vairuotojus, savo šeimos narius už nugaras, tai tu labai drąsiai gali važiuoti, nes tu žinai, kad tau servisas už 10-5 minučių yra. Tai va, tu aš kai vienas pirštas, tai jau turi galvoti, tai va. Tai tu turi nusivežti daugiau lašinių ir žvėrienos ir susiras daugiau draugų. Taip, bet tenais lašiniais ir žvėrienas nelabai papirksi. Visi nori va šitų, tai va sudėtinga va tai yra. Bet tai jie gal neragavo dažnai lietuviško žvėrienos. Tai jie už tuos pinigus ir tą žvėrieną nusipirks ir gaus Saudo Arabiją laus, ko norės. Prašom dar kokį klausimą. Su bagi važiuoji
T1 plus, kur? Ar šiom varžybom? Dakare dar nevažiuoju. Na, toli nežiūrėkime, šitose varžybose. Jeigu taip svajojant, jeigu gerai visa praeita treniruotė būtų, keleto varžybas, daug treniruočių, vienareikšmiškai važiuoti, norėčiau dėl prizinės vietos kovoti, nes, jeigu daug savęs atidavai, daug treniravaisi, man tikslas, aš varžybas važiuoju laimėti, o ne važiuoju būti top 20, aš pirmus metus, kaip sakiau, kai aš nebuvau užtikrintas. Tada sakiau, top 10 pirmą Dakarą pakliūti, tai būtų, pamačiau, kad galim tikrai geriau ir matau, kad tenais galima važiuoti greičiau ir jeigu gera treniruotė paruošta prieš Dakarą, jeigu viskas gerai pasisektų, tai sakyčiau, tikrai važiuojam top 5, tai vienareikšmiškai patekti turėtume, jeigu be jokių problemų. Na, o čia savų rate vis tiek gali prisipažinti, buvo priėjęs koks nors ten iš kokio ten gamyklinės komandos, ar iš Toyotos, ar iš ProDrive ir sakė, Rokelį, gal tu norėtum pas mus pabandyti kada? Tai jie taip, kaip pasakyti, visi žino, visi stebi, visi laukia, nes ralių reidų čempionatas vyks ir auks ir jiems reikės profesionalių vairuotojų, tik reikia laiko ir reikia laiko pavažiuoti T1 plus kažkokiose varžybas, jie pamatys ir tada jo. Yra galimybių daug, nesakau, kad jie nestebi, žinau, daug kontaktuoju, dirbam to klausimo, bet kad pasakyti, važiuoju kitais metais Dakarą negaliu, nes krūva pinigų, kai reikia daug dirbti to klausimo. Na gerai, pasvajokim dabar pabaigai. Jeigu taip jau padėkim pinigus į šoną, tu turi jų kiek nori. Ir važiuoja visos komandos dabar Dakare. Ten keturatį jau žinom, kad nesėstum. Motociklai irgi nesėstum. Motociklas tai irgi ne. Kokią mašiną rinktumėsi? Kokią transporto priemonę? Markė, gali būti ar komanda. Kur tu įsivaizduoji, tau būtų geriausia? Tai jeigu padėtų taip, kaip Sainsui padėjo, tai važiuočiau vienareikšmiškai Audi. Bet jeigu ne, Toyota, vienareikšmis Toyota, nes Toyota turi daugiausia patirties ir, kaip ir sakėt, girdėjot Naseras, padariau didelę klaidą, daugiau klaidų nebus, tai nematau perspektyvos važiuoti su kita mašina, nes ProDrive'as dar neišdirbęs tos mašinos yra, dabar Dacia gamina ProDrive'as, irgi kiek ten laiko jie ištiestuos, Audis irgi, reikėjo 3 metų, kad jie laimėtų Dakarą. Tai Dacijai nežinau, kaip seksis, bet manau, kad irgi iš pirmo karto tikrai bus sudėtinga. Na, tai patirtis įrodo, tam pačiam ProDrive'ui pirmi metai buvo irgi kaip prisvilęs blynas, jis toliau po truputėlį svyla. Gerai, kad gartraukis įjungtas, tai net Loebas 3 vietą atvažiuoja, tai netai baisu. O kalbant apie Toyotą, nemanai, kad technologiškai jinai sensta ir kitos komandos pradeda pasivyti ir rodyti, kad sugeba važiuoti gerai, kad ir tie patys ProDrive'ai, jeigu ten tam tikri niuansai, ir galima tai truputėlį suversti ant to, kad ir nieks nesitikėjo, kad bus toks sunkus Dakaras ir technikai reiklus. Tai galbūt jeigu būtų lengviau, aišku, čia galima sakyti, jeigu būtų katinas nešikęs, būtų pelę pagavęs, bet jeigu būtų ir būtų, tai gal ir tie ProDrive'ai visai galėtų ten konkuruoti. Berods pats matavaisi ProDrive'ą. Jeigu norėčiau taip, tai turėčiau suvažiuoti su kiekviena atskira gamintoja mašina varžybas ir tada galėčiau pasakyti, kai nesi sėdėjęs, tu galėt svajoti, važiuoti su tuo. Aišku, labiausiai tai norėtum važiuoti su techniškai tvirta mašina. Tai va, tai jeigu tenais biški kažkokį smūgį gavai ir ten šakė lūžo, tai nesakau, kad mašina, nes tenais tokių gaunam smūgių, tokių kartais į nugarą gaunam šūvių, kad atrodo, kad stuburas išlėks iš to bagio. Tai kartais būna tokių atvejų, bet aš galvoju, kad šiemet tą Dakarą padarė, kitais metais biškai gal lengvesnį padarys arba dar sudėtingesnį padarys. Nežinau, bet yra Audi arba Toyota. Tai Audis nebelieka, tai Toyota tebelieka.
O klausyk, kaip tu galvoji, gal ten jums kokius paminkštinimus gali padaryti į tą, nes matai, Audi dėdukams jau sakė, kad yra pakaba minkštesnė ir sėdynės daugiau porolono pridėjo. Tai yra toks paminkštukas, bet per minkštą irgi negali įdėti, nes turi tokia, kai dormeo čižinukas, kai būna toks, turi biški būti kietesnis, jeigu per minkštas yra, tai ten dar greičiau tą nugarą pareina visi smūgiai. Tai visokių niuansų yra, aš su nugarą neturėjau reikalų, šiek tiek buvo tų tam tokių smūgių, bet greitai susivaikštai savo vietas ir viskas. Na, dar kokį klausimėlį? Prašom, šaukit. Rokai, Dakaras. Daug tų autosportė važiavai. Mes, autokroso fanatikai. Nu, aišku, dabar Dakaras. Bet ar ateityje, ar duosi garą mums Vilkyčiuose pažiūrėti tave? Antrą kartą klausiu tave. Žinau, praeitais metais klausė ir toj pačioj vietoj sėdėjai, tai nepamiršai savo vietas, maladėts. Bet jo, aš ralių krosą važiavau, irgi buvo fantastiški prisiminimai. Prancūzija, Latvija, kai Prancūzijai ten geri prisiminimai, bet gaila, kad ralių kroso levelis šiek tiek labai į apačią yra perspektyvos tenais važiuoti. Autokrosą, jeigu girdit, duokit man techniką gerą, Vilkyčiuose tikrai suvažiuosiu. Tai, bet jo, buvo tų momentų, bet nes kartingai, po to ralių krosas, Dakaras, todėl, kad Dakaras 2 savaitės gyvena ir būčiau tapęs pasaulio čempionų ralių krose, netoks dėmesys būtų, kad Dakarą prizinę vietą paėmė. Bet mes padarytume. Tai va, tai taip, kažkaip taip. Tai dabar galbūt pabaigai dar reikėtų sugalvoti, kad išlošti tą pasivažinėjimą su Roku Baciuška. Man čia vibravo kažkas. Jau gal turime net laimėtoją, gal skambina laimėtojas, nes visą... Pervedė daugiau pinigų, tai gal laimėtas. Bet man dabar reikia ką daryti, aš einu, ne? Užsimerk ir nežiūrėk, nes bus nesąžiningai, gal tu pažįsti kokį žmogų. Ne, bet tai gerai, man Instagram'e reikia nueiti, ne? Ir tada aš matau, čia story mention jų, ne? Ir taip aš taip, kaip man čia. Tai vat brauk ir išsirink. Brauk ir rink. Nežiūrėk, nes tu žinai, visą tauragę tu pažįsti, paskui kaimynui atiduosi. Brauk, aš turiu eiti kaip per story, taip, takšt, ne? Šitaip, ne? Tai... Gerai. Tai palauk, duok, aš darysiu takško, tu jau tada jau nežinosi. Gerai. Taip, o tu galėsi sakyti top. Nu, važiuojam. Pasakyk, kada važiuojam. Tai aš jau važiuoju, žinau. Gerai, stop. Gerai. Oho, koksai kūrybinis pseudonimas geras. Paslaptis. Tai čia tas žmogus turi atsiliepti dabar ir Parodyk, kad čia man. Prašau, žiūrėk. Matai? Š paslaptis, tai kas čia? Tai jau čia... Čia gal Š paslaptis ar Š paslaptis? Jo, ši paslaptis. Bet palikim tas paslaptis, jos tau parašys. Jo, pakėlė ranką. Va, tai gerai. Aha. Tai jūs paskui prieikit, paliksit savo koordinatės Rokui Baciuškai ir galėsite susiderinti, kada jūs patirsite tą nuotykį, o realiai, jeigu norite atskirai kažką susitarti su Roku, tai irgi drąsiai galite jam skambinti, rašyti ir prašyti. Dar klausimų gal turit? Niekos, taip, tylit viską, daugiau žinot jūs turbūt. Matot, reikia duoti laiko, ateina geros mintis, jau kaip sakoma. Taip. G jėga, Tauragiai, Gedminas mane praskraidino, tai gavau tam tikras G jėgas, tai iš lėktuve, ta prasme, geriausias jėgas gavau. G jėgas. Visai faina buvo. Bandžiau taip įsitempęs varyti, bet norėčiau sunaikinti tavo kažkada. Kad išjungtų. Dakare tų apkrovų gal nelabai yra, ten tik tai aukštyn žemyną ir tik tai kada smūgis, tada galbūt tos jėgos. Karuselės ir akmenės daugiau tenai saugai tas padangėlės, tai yra visokių tų niuansėlių. Na ką, galėtume čia kalbėti, bet turbūt daug kas dar norite su Roku ir nusifotografuoti, tai tikrai Rokas yra atviras fotografijoms, galite paimti autografą, o Rokas irgi, kaip sakome, turės autografų sesiją, irgi ilgai jinai užtruks, turbūt galite tuo pačiu su juo ir pasišnekėti asmeniškai, užduoti klausimą, pasižiūrėti, pasigražėti šiais
Dakaro ralio beduinais, kaip nekeista, iš tiek dalyvių lietuvių dalyvavusių Dakaro ralyje kol kas visa kolekcija yra tavo. Tai čia irgi labai unikalus dalykas. Aišku, reikia nepamiršti ir kitų lietuvių, kurie yra iškovoję garsias pergalės. Tai tas pats Laisvydas Kancius, irgi pasaulio čempionas keturračių įskaitoje. Arūnas. Ir manau, vienintelis Lietuvoje ir daugiau, duok Dieve, kad atsirastų kažkas dar, nes pasaulio čempionu tapti keturračių ar motociklo dar istorijų neturim. Ne, neturim. Ir Arūnas Gelažninkas, Original by Motul arba vienišių klasės 2 kartus iš eilės nugalėtojas, šiemet važiavęs kartu su žmona Emilija Gelažninkinė, tavo pamėgtoje klasėje, jau kaip sakoma, jau apsėdėta normaliai, jau ten kaip sakoma. Na, tikėkime, jiems irgi viskas seksis gerai ir vat, džiugu, kad būtent šie trofėjai gali džiuginti tauragiškius ir jūs galite juo didžiuotis, nes tai yra, nežinau, turbūt geriausias Lietuvos ambasadorius visam pasaulyje. Tai trumpai dar, matau, dar filmuoja, tai trumpai aš visą laiką mėgstu padėkoti žmonėm. Daug kas palaikė, daug žinučių gavau, nepykite, jeigu dar po šią dieną netrašiau, vis dar yra žinučių, kurių neperskaičiau. Tas aura, Lietuvos aura, tas Dakaro aura, Žemaitukų pat pritrūko šiemet Dakare, nežinau, kodėl nebuvo, gaus velnių, kitais metais turės būti, bet jo, noriu padėkoti visiems fanam, visai Lietuvai, visiems žmonėm, kurie palaikė, nes daug žmonių buvo vienareikšmiškai, bet tų žmonių variklio stumuokliai nedirbtų ir neitų be jų nieko daryti, tai 3 beduinai, reiškia, ne paskutinis ir bandysim siekti tų tikslų, važiuosim, stengsimės, tai vienareikšmiškai ačiū jums, tie beduinai yra jums, ne man, aš tų trofėjų iš tikrųjų turiu, kaip yra gerus filmus esu matęs. Šiaip tai yra emocija, šiaip tai yra metalo gabalas, esu filmus metų. Nežinau, kiek sveria, čia nesmė, bet esmė yra emocija, ką tu praleidai per varžybas, ką tu pamatai, ką tu išmokai, tai čia yra didžiausia pergalė. Tai ačiū jums. Ačiū.